Sveiki bičiuliai. Nu ką, šiandien gavom taip pat automobilių. Pusę dienos prasitikrinau, 3 automobilius apsėmėm ir štai jums vienas iš pirmų. Nissan Qashqai'us su gera komplektacija ir pilnai paruoštas eksploatacijai, to apie viską supasakosiu. Visus mūsų parduodamus automobilius galite rasti autobrokeris.com svetainėje. Užeikite, pasidairykite, taip pat ten rasite mūsų teikiamas aikštelės paslaugas. Jeigu, tarkim, norite, kad jūsų automobilis būtų parduodamas mūsų aikštelėje, pristatant jį daugiau negu 230 000 sekėjų, tai drąsiai kreipkitės, pagelbėsim. Taip pat paspauskite sekti mūsų socialinius tinklus, važiuojam autobrokeris Facebookas, Instagramas arba TikTok, tam, kad nepraleistumėt naujų variantų, tokių va kaip šitas. Na, o dabar einam prie temos. Nissan Qashqai'us 2018 metų, labai gera spalvelė. Kamera vėlgi rodo iš tikrųjų tamsesnė, negu jin yra. Žiauriai gera spalvelė. Atvažiuokite į vietą, tikrai nenusivilsit pasižiūrėję. Kėbuliukas tvarkingas. Ką tik praeitas naujas technikinė. Ir automobilis, kaip sakiau, 2018 metų. 1,2 litro, 85 kW benzinas. Pilnai pakeistos grandinės naujos, vandens pompa, visi filtrai ir tepalai. Atrestauruota pavarų dėžė. 3000 eurų, bičiuliai. Tiek grandinėm, tiek dėžiai yra sąskaita. Atvažiuosit į vietą, viską parodysiu, galėsit, kaip sakant, pasimti sąstas taip pat prie automobilio. Ateityje turėsit, jeigu kažkada sugalvosit ar parduoti ar ką, tai galėsit, kaip sakant, klientui parodyti, jog yra tie dalykai padaryti. Taip kad pilnai paruoštas automobilis, bičiuliai, su nauja technikinė, absoliučiai tvarkingas. Varikliukas dirba puikiai, jokių skysčių nuotekių ar dar kažko. Pilnai švari diagnostika. Belieka tik tai čiupti ir lėkti. Dabar prieinam prie komplektacijos. Taip, parktronikai priekyje gale, distronikas, atstumo palaikymas, avarinis stabdis. 360 kameros. Štai. Aplink visą automobilį ir galinę kamerą, kas be ko. Turi kylesą. Užeinam į galą. Galas štai toks. Tamsus medžiaginis su pilkais akcentais. Toks būtų galas. Taip, užeinam čia. Visur viskas gražu, apdailikės. Užsilenkiantis veidrodėliai automatiškai. Taip, čia visur elektra, vairuotojo sėdynė. Pilnai viskas gražu, kraštai, jokių problemų. Porankiukas taip pat, keleivio sėdynė irgi. Čia visur viskas gražu. Multimedija, navigacija, bluetoothai, taip pat ir kondicionierius, aišku, kas be ko, klimato kontrolė. Automatas, 2 užvedimo rakteliai, podelių laikikliai, šildomos sėdynės priekyje, pilnai multifunkcinis vairiukas, gražus, nenutrintas, viskas čiki. Taip, ką dar turim? Linijų palaikymą turim, eko režimą, start-stop funkciją. Kritulių daviklis, žinoma, kas be ko, pilnai užtemstantis veidrodėlis, kad neakintų automobiliai naktį su šviesomis iš galo važiuojantis. Turi taip pat ženklų atpažinimo sistemą, ko čia nefokusuoja. Ženklų atpažinimo sistemą. Nu, žodžiu, tikrai nebloga komplektacija. Belieka, kaip sakant, rasti gerą naują šeimininką ir su automobiliu važiuoti toliau ir jį eksploatuoti sėkmingai. Na, o rida 151 000 km. Jeigu domina toks automobilis, pilnai paruoštas, kaip sakiau, dėžė restauruota, 3000 eurų, įsivaizduokit. Grandinės naujos, pompa nauja, įtempėjai nauja, filtrai nauja, tepalai nauja. Po kapotų nieko nereikia daryti. Atvažiuojat, sėdat ir išvažiuojat. Taip kad į automobilį su sąskaitom, su visko yra suinvestuota daugiau negu 4000 eurų. Aš manau, variantas saugus pirkti. Tai va. Tuo labiau šitas pardavėjas, kuris atvaro karts nuo karto man automobilius, tai patikimas pardavėjas, man su juo dirbti patinka, todėl kad jis žino,
kokie automobiliai man tinka, kokie automobiliai pas mane turi būti, laikosi tų standartų, todėl, kaip sakant, jau kurį laiką, keli mėnesiai su juo ir dirbam. Tai va, šito automobilio kaina, bičiuliai, 12 700 €. Kaina dar negalutinė, truputuką galėsim pasidaryti. Domina toks automobilis, kontaktai virš mano galvos, tais pačiais kontaktais galite susisiekti su manimi, jeigu norite ir jūs parduoti savo automobilį ar automobilius mūsų aikštelėje, tvarkingus automobilius, kuriems visą laiką turime klientų. Važiuojam Autobrokeris Facebookas arba Instagramas, arba skambinkite nurodytą telefono numerį. Ačiū už dėmesį ir iki greito.